Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien aš svarstysiu apie išminties poreikį, apie kelią įgyti išminties, apie bažnyčią ir išminties stoką joje. Tai įvadinės mintis, nes tema be galo plati. Ir iš tiesų, šventasis raštas tiek daug dėmesio skiria išminčiai, kad iškyla klausimas, kodėl mes tiek mažai apie ją kalbame. Taigi, bandydamas užtaisyti šią spragą ir pats siekdamas išminties, aš pasistengsiu pasidalinti tomis šventojo rašto vietomis, kurios labai įtaigiai kalba šiuo klausimu. Bet pradėti norėčiau nuo išminties literatūros. Šventajame rašte yra knygos, kurios taip ir vadinasi išminties knygos. Ir viena iš tų knygų yra Jobo knyga. Jobas, patyręs be galo sunkų išmėginimą, ieškojo atsakymų į sunkius klausimus, sprendė savo apskritai Dievo žmogaus būties klausimus. Ir pasakė labai daug išmintingų dalykų. Taigi atsiverskime Jobo knygą ir štai šis kenčiantis žmogus užduoda klausimą, bet kur randama išmintis, kur yra supratimo šaltinis. Jog žmogus nežino jos kainos, jos nėra gyvųjų krašte. Gelmė sako, ji ne pas mane. Jūra sako, jos nėra manyje. Jos negali pirkti už auksą, nė įsigyti už sidabrą. Negalima jos palyginti su ofyro auksu, nė su oniksu ar safyru. Neprilygsta jai auksas ir krištolas. Ir negalima jos gauti už brangius aukso dirbinius. Koralai ir perlai neverti minėti, nes išmintis brangesnė už rubinus. Jai neprilygsta Etiopijos topazas, už gryną auksą jos nenupirksi. Iš kur tada ateina išmintis? Iš kur supratimo šaltinis? Be galo vaizdingai, gražiai, taip, poetinė knyga, nėra jokių dvejonių. Bet klausimas, kurį užduoda Jobas net 2 kartus, pradžioje ir pabaigoje šios ištraukos, kur randama išmintis? Iš kur ateina išmintis? Kur yra supratimo, išmanymo šaltinis? Iš tiesų šitą jobišką klausimą užduoda gyvenimo prasmės ieškantis žmonės. Apmąstantis tiek savo, tiek žmonijos dalią, suvokia, kad išmintis be galo reikalinga. Išmintis reikalinga man, tau, kiekvienam žmogui, kaip individui, idant gyvenimas taptų prasmingas, jis būtų persmelktas išminties šviesos, nes hebrajų išminčiai išmintį palygina šviesai. Viliuosi ateisime iki tos vietos,
kad gyvenimas taptų šviesus, kad žmogus pasijustų laimingas, nepriklausomai nuo aplinkybių, kuriuose tenka atsidurti. Reikalinga išmintis, nes ji yra ta vidinė savybė, jeigu ją mes turime, ugdome, jeigu didėja išmintis, mes esame laimingi. Ir ką gyvenimas beatneštų. Ir priešingai. Galime turėti šiame gyvenime labai daug, pasiekti labai daug, bet stokodami išminties ir supratimo būsime nelaimingi. Ne visai laimingi. Ir iš tiesų todėl Jobas, šios knygos autorius, iš tiesų, palygina išmintį ir auksą, brangakmenius ir suvokimą. Ir daro išvadą, kad didžiausi turtai, didžiausi žemiški turtai negali prilygti išminčiai, todėl kad išmintis yra vidinė, dvasinė kokybė žmoguje. Yra arba nėra jos. O auksas, sidabras, brangakmeniai, krištolas, aukso dirbiniai, koralai, perlai, yra žemiškos kategorijos. Ir jos sielos negali praturtinti, jos negali žmogaus padaryti laimingu. Todėl yra teisingai užduodamas klausimas. Mums reikia išminties, bet kur ją įgyti? Kaip ją nusipirkti? Už pinigus niekaip jos negausi. Klausimas yra be galo teisingas. Skaitykime toliau, žiūrėkime, kaip Jobas svarsto toliau. Išmintis yra paslėpta gyvųjų akims, net padangių paukščiai jos nesuranda. Mirtis ir prapultis, sako, mes girdėjome apie jos garsą. Apeinamas tarsi visas pasaulis ir galiausiai mirtis, prapultis. Sako, taip, mes girdėjome, yra išmintis, bet mes į ją negalim nurodyti kelio. Dievas žino kelią į ją ir vietą, kur ji yra. Taigi, išmintis ir Dievas yra tampriai susijusios kategorijos. Biblijos autoriai iš tiesų kalba apie juos ne kaip kategorijas, o kaip asmenys. Apie Dievą kaip asmenį, bet ir apie išmintį pamatysime. Taip pat kaip asmenį. Išmintis yra personifikuojama ir vadinama ponia, moterimi. Ir aišku, čia iš karto ateina ir tam tikros paralelės su graikų išminties tradicija. Su Sofijos tradicija. Nes graikiškai išmintis yra Sofija. Ir, aš stebiuosi, kad kai šios dvi tikrai skirtingos kultūros, viena monoteistinė, kita pagoniška, politeistinė, kai jos kalba apie išmintį, atsiranda be galo daug bendrų sąlyčio taškų. Ir judaizmas tampa labai panašus į graikų Sofijos tradiciją.
ir vėlesniais laikais į helenizmą. Judaizmas ir helenizmas, nors istoriškai kovoja vienas su kitu, ir aš apie tai esu paskutinėse laidose nemažai kalbėjęs, ypatingai paliesdamas zelotų klausimą ir, judėjų helenizaciją ir priešinimąsi iš kitos pusės izraelitų tai helenizacijai. Bet įdomu, kad išminties klausimų, arba galim pasakyti, kad išminčiai gyvena ta pačia dvasia. Ar tai būtų graikai, ar tai būtų žydai. Gal kažkam iškyla klausimas, o kaip su krikščionimis. Tai vat ir mano įsitikinimu, kad krikščionis išminčius iš ties turės labai daug bendro ir su graikų išminčiais, ir be abejo su judėjų išminčiais, nes išminties negalima apriboti kažkokia tai viena vieta, kaip mes pamatysime. Išmintis yra universali, išmintis yra anksčiau visų kūrinių, anksčiau laiko, ir kai jinai ateina, tai yra, jeigu sakyt, išminties dvasia, jinai tiesiog pasklinda kaip visur esanti, bet ne visi ją randa, nes ne visi ieško. Skaitome toliau. Dievas žino kelią ją ir vietą, kur ji yra. Jis stebi visus žemės kraštus ir mato po visu dangumi. Jis pasveria vėją ir išmatuoja vandenis. Jis nustatė lietui laiką ir nurodė žaibui kelią. Tada jis matė ją, tai yra išmintį, ir paskelbė ją. Paruošė ją ir išmėgino ją. Žmogui jis pasakė: viešpaties baimė yra išmintis, ir šalintis nuo to, kas pikta, yra supratimas. Iš tiesų, išmintis ir kūrinyje Biblijoje yra tampriai susiję, nes ta begalinė visata, ta harmonija visatos, kurią Dievas sukūrė iš chaoso, negalėtų nei būti sukurta, nei palaikoma be išminties. Visi fizikos dėsniai, matematikos lygtys, formulės, tai yra išminties apraiškos. Ir, aš sakyčiau, mokslininkai atrandantys kažkokius tai visatos dėsnius susiliečia su išmintimi, kuri egzistavo ir iki tol, tiesiog jinai nebuvo atrasta. Ir tada šita ištrauka Jobo apmąstymuose baigiama vėlgi nuo kūrinijos einama prie kūrėjo, kad kūrėjo baimė, viešpaties baimė, Rubšys verčia pagarbi baimė, norėdamas akcentuoti, kad tai nėra tiesiog toks drebėjimas, kažkoks tai aklas žmogaus prieš aukštesnės jėgas, dievybės ir šitą dievą, kad tai yra kylanti į nuostatą iš garbinimo, iš pripažinimo, Dievo galybės, bet aš manau, kad mes neturėtume bijoti sąvokos viešpaties baimė, Dievo baimė, nes tai yra biblinė sąvoka, bet jos, pasireiškimas čia pat susiejamas labai paprastai. Šalintis to, kas pikta. Štai kas yra viešpaties baimė. Nes jeigu aš tikiu Dievą, garbinu Dievą, aš žinau, kad jam nepatinka tai, kas pikta, tai, kas neteisinga, tai, kas nedora. Ir natūraliai, jei aš vystau dialogą
ir mano gyvenime mezgasi ryšys su Dievu. Aš tampu žmogus, kuris, šalinasi pikto, šalinasi blogio, renkasi tai, kas gera, tai, kas teisu, tai, kas teisinga, tai, kas dora. Taip mąsto Jobas ir hebrajų išminčiai. Dabar patarlių knygoje, kaip aš sakiau, išmintis yra personifikuojama ir ne kartą. Ir štai šioje vietoje jau kalba pati išmintis, nebe autorius, jisai, jo lūpomis kalba išmintis, jis leidžia jai pačiai pasakyti tai, ką jinai nori. Aš išmintis gyvenu su protingumu, atrandu pažinimą bei nuovokumą, viešpaties baimė nekęsti pikto. Kartojasi ir iš tiesų šitas motyvas jisai kartojasi, kai kalbama apie išmintį. Bet čia taip pat pasakoma, ko išmintis nekenčia. Tai, kas išminčiai yra svetima, išdidumo, puikybės, piktų kelių ir klastingos burnos aš neapkenčiu. Tai yra nesuderinama su išmintimi. Bet toliau, žiūrėkime tai, ką aš jau minėjau. Viešpats turėjo mane savo kelio pradžioje, prieš visus savo darbus. Šitoje vietoje iš tiesų biblistai ir jau pakankamai seniai pradedant bažnyčios tėvais regi Kristų. Tai yra išminties ir Kristaus, beveik tapatumą. Ir šita vieta labai dažnai, traktuojama būtent kristologiškai, kad nors kalbama apie išmintį, bet numanomas Kristus. Visgi tokio lygybės ženklo čia mes negalime daryti ir apie tai aš galvoju pakalbėti galbūt kitą kartą. Žiūrėsim, kiek mes apimsim šį kartą. Bet iki kristologinio pjūvio mums dar reikia ateiti. Šiandien mes turime pasinerti į tą hebrajų išminčių būseną, į jų žvilgsnį. Ir todėl aš čia ilgiau ir dabar nesustosiu. Tiesiog skaitykime. Žodžiu, prieš pradėdamas kūrybinį procesą, Dievas jau vadovavosi išmintimi. Dievas yra iš tiesų turintis visą išmintį. Jame yra išmintis ir ta išmintis, jeigu mes mokame žvelgti į kūriniją, į pasaulį, į kosmosą ir apskritai į žmonių gyvenimą, į istoriją, į socialinius santykius, į tarp asmeninius santykius, psichologiją apskritai. Aš manau, kad visi tikri mokslai yra tiek tikri, kiek jie semiasi iš išminties ir susiliečia su ta, išmintimi, kuri buvo prieš visus darbus. Bet skaitykime, nuo amžių aš įtvirtinta, nuo pradžios prieš pasaulio sutvėrimą. Aš buvau pagimdyta, kai dar netryško vandens šaltiniai, nebuvo gelmių, pirma kalnų ir kalvų iškilimo aš buvau pagimdyta, kai jis dar nebuvo padaręs žemės, jos laukų ir pirmųjų žemės dulkių, kai jis paruošė dangus, aš ten buvau. Taigi, hebrajų išminčius supranta, kad visata yra pagimdyta, sutvarkyta, vadovaujantis dieviška išmintimi. Ir lygiai taip pat ir žmogaus, miesto, karalystės tais laikais, miesto
brūkšnelis karalystės gyvenime reikalinga išmintis, kad chaosas pasitrauktų, kad iš chaoso ateitų harmonija, kad ateitų gerovė, klestėjimas. Tam reikalinga išmintis. Dar truputėlį. Kai jis nubrėžė ribą virš gelmių, įtvirtino debesis viršuje ar sustiprino gelmių šaltinius, davė jūrai nurodymą, kad vandenys neperžengtų jo įsakymo ir dėjo žemės pamatus, aš buvau šalia jo kaip įgudęs menininkas. Be galo gražu. Ir, ta visatos grožis, visatos harmonija čia pat siejama su menu. Tai yra Dievo menas. Tai nėra vien tik dėsniai, vien tik tai reiškia skaičiai, bet tai yra paveikslai, drobės. Tai yra gyvos Dievo drobės ir išmintis yra tas įgudęs menininkas, Dievo pagalbininkas. Gerėjausi kasdieną ir džiūgavau jo akivaizdoje, džiaugiausi jo apgyvendintame pasaulyje ir grožėjausi žmonių vaikais. Dabar jau atsiranda kūrinyje ir išmintis, jinai niekur nepasitraukia, jinai džiaugiasi, kaip viskas gražiai sukurta, kaip viskas supratingai sukurta. Koks gražus tas pasaulis ir koks gražus žmogus pasaulyje. Ir tada, sakoma, dabar vaikai, klausykite manęs, palaiminti, kurie eina mano keliais. Dabar jau kalbėsim apie jūsų žmonės gyvenimą. Ir čia pats skelbiamas palaiminimas tiems, kurie renkasi išminties kelius. Klausykite pamokymų ir būkite išmintingi, neatmeskite jų. Palaimintas žmogus, kuris klauso manęs, kasdien budi prie mano vartų ir laukia prie mano durų. Praeitą vasarą aš kalbėjęs apie išminties langus, pro išminties langus. O čia jau kitas įvaizdis, čia jau vartai ir duris. Ir palaimintas tas žmogus, kuris štai toje vietoje budi, nes jisai, renka tuos išminties trupinius, nebarsto, bet kaupia tą auksui ir brangakmeniams neprilygstantį dvasinį turtą, išmintį. Kas randa mane, randa gyvenimą ir įgis viešpaties palankumą. Kas nusideda prieš mane, tas kenkia pats savo. Kas manęs nekenčia, myli mirtį. Be galo, stipru ir ta progresija, žiūrėkime, yra tie, kurie siekia išminties. Ir atranda gyvenimą, nes išmintis jį atneša ir malonė. Tas viešpaties palankumas yra ne kas kita kaip Dievo malonė. Dabar jeigu aš nusidedu išminčiai, tai aš kenkiu pats savo. Visų pirma, ne kam nors kitam, o apiplėšiu save. Jeigu aš, paniekinu, galbūt iš nesupratimo, iš kvailumo, iš nebrandumo, ir todėl, kad mes visi pradedame, toje vietoje, kur išminties nėra, kur ją reikės tik tai kaupti, ir todėl mes labai dažnai nusidedame prieš išmintį ir savo tuo kenkiame. Bet yra dar vienas laipsnis, reiškia, žmogus ne tik, kad savo kenkia, bet jisai myli mirtį, ne gyvenimą. Tai yra mirties nešėjas, mirties sėjėjas. Tai yra tas žmogus, kuris išminties ne tik, kad neieško, ne tik, kad neklauso, bet jis nekenčia išminties.
Išmintis iš viso jam yra priešiška. Priešas, jo asmeninis priešas. Ir jeigu tas žmogus, yra tokioje vietoje, jis iš tiesų myli mirti. Jis yra pačiame hade, pačiame šeolyje iš tiesų. Hebrajiškas žodis labiau tiktų. Štai kaip. Dabar šokime į Naująjį Testamentą ir po to grįšime į Patarlių knygą. Nes čia iš karto praktinis patarimas. O jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, nes jis visiems mielai duoda, nepriekaištaudamas ir bus jam suteikta. Jokūbas savo laiške nemažai atveria apie išmintį ir jau pirmame skyriuje jisai pasako, kad mums reikalinga išmintis, todėl jos reikia prašyti. Prašyti Dievo ir Dievas suteiks. Jokūbas semėsi iš tiesų iš judėjų išminties tradicijos. Jokūbo laiškas savo stiliumi yra labai panašus į Patarlių knygą. Yra daug tų išminties kruopelių, o to tokio vieningo turinio mes galime, jeigu skaitome paviršutiniškai, ir neapčiuopti. Tarsi įvairios temos. Ir vėl sugrįžtama prie tos pačios, ir vėl nutolstama. Ir bet iš tiesų Jokūbas tęsia būtent labai aiškiai tą judėjiško išminčiaus pramintą kelią. Jis eina tuo keliu, jisai kalba iš tiesų semdamasis iš išminties knygų. Todėl labai tinka vėl grįžti į Patarlių knygą ir žiūrėkime, kur susišaukia, kur skamba drauge tie žodžiai. Mano sūnau, jei priimsi mano žodžius ir paslėpsi širdyje mano įsakymus, jei tavo ausis atidžiai klausysis išminties ir širdis sieks supratimo, jei šauksies pažinimo ir pakelsi balsą prašydamas supratimo, jei sieksi jo lyg sidabro ir ieškosi lyg paslėptų lobių, tada tu suprasi viešpaties baimę ir rasi Dievo pažinimą, nes viešpats teikia išmintį, iš jo burnos ateina pažinimas ir supratimas. Taigi viešpats mielai duoda, nepriekaištaudamas. Jis suteikia tą išmintį, bet iš mūsų pusės reikia prašyti, reikia, šauktis pažinimo, ieškoti. Jei, širdis sieks supratimo, jei tu pakelsi, balsą ir prašysi Dievo, tu iš tiesų, jeigu įdėsi pastangas, čia vėl tas palyginimas, žmonės labai įdeda daug pastangų, kad įgytų turtų, kad uždirbtų daugiau, kad būtų kuo didesnis atlyginimas, nes turtai sukuria saugumo jausmą, jis yra klaidingas. Bet, žmogui atrodo, kad turėdamas aukso sidabro, aš iš tiesų užtikrinsiu savo gyvenimą ir savo vaikams ir panašiai. Bet, hebrajų išminčius taip nemąsto. Jis sako, tai tik tai gali būti, analogija, kaip reikia ieškoti išminties. Taip, kaip kiti žmonės siekia sidabro ir aukso paslėptų lobių ieškotojai, kiek jie kūrybingumo parodo, kiek iniciatyvos. Tai jeigu tu būsi žmogus, kuris štai taip sieksi išminties,
tu ją surasi. Dievas duos tau. Dievas atsakys į tavo širdies maldą, į tavo tiesiog maldą. Bet akivaizdžiai, išmintis nenukrenta šiaip pat. Ėmė ir nukrito. Ir tas žmogus, kuris jos nesiekė, neieškojo, jam rūpėjo gyvenime kiti dalykai, staiga kalba dalykus, kurie praturtina kitus. Niekada taip nėra. Tai neįmanoma, taip nėra ir nebus. Tik tai tie ieškotojai, bet jau, išminties lobių ieškotojai, staiga parsineša tai, ko kiti neturi ir kiti tik tai išgirdę išminties žodžius, staiga supranta, mes esam skurdus. Mes skurdus. Ir mums reikia pradėti kaupti. Tai būtų natūralus atsakas. Jeigu aš išgirstu žmogų ir, išmintis jo lūpomis kalba ir staiga atskleidžia mano paties skurdą, aš visai neturiu nei užpykti, nei kažkaip tai nepatogiai jaustis, tai sužadina mane. Paslėpsiu tuos žodžius savo širdį. Suprasiu, kaip jisai įgyja tai, kaip jis atranda tuos lobius. Pats jų ieškosiu. Ir žiūrėk, atrasiu tas aukso gyslas, išminties gyslas, iš ten pasisemsiu. Štai koks yra, tas išminties kelias. Bet aš norėjau parodyti, kad tiek Naujojo testamento autoriai, kaip Jokūbas šiuo atveju, tiek Senojo testamento išminties knygų autoriai, kalba praktiškai, tuos pačius dalykus. O kaip iliustracija, bene pati gražiausia iliustracija šitai temai yra Senojo testamento pasakojimas apie jaunąjį karalių Saliamoną, Dovydo sūnų. Jam atitenka karalystė. Ir iš tiesų ten dėl to sosto kovoja, ne vienas brolis, bet karalystę gauna Saliamonas. Ir štai mes turime šitą ištrauką iš 1 Karalių knygos. Gibeone viešpats pasirodė Saliamonui naktį sapne ir tarė, prašyk, ką aš tau galėčiau duoti. Ir štai, ką Saliamonas pasako Dievui, viešpatie, mano Dieve, tu padarei savo tarną karaliumi, mano tėvo Dovydo vietoje. Nors aš dar labai jaunas. Duok savo tarnui išmintingą širdį, kad galėčiau teisti tavo tautą ir skirti gerą nuo blogo. Kas galėtų valdyti tokią didelę tavo tautą? Viešpačiui patiko toks Saliamono prašymas. Dievas jam tarė, kadangi prašei išminties, teisingai nuspręsti, o neilgo amžiaus savo, turtų savo ar savo priešų gyvybės, tai padariau pagal tavo prašymą. Aš daviau tau išmintingą ir sumanę širdį, kad panašaus į tave nebuvo iki tavęs ir po tavęs nebus tokio kaip tu. Taip pat daviau tau ir ko neprašei, turtų ir garbės. Niekas tau neprilygs tarp karalių per visas tavo dienas. Matome, kad iš tiesų Dievas tarsi ir išmėgina jaunąjį karalių. Prašyk, ko nori. Ir malda atskleis, kas yra karaliaus širdyje. Iš tiesų mūsų maldos, mūsų prašymai
labai daug pasako apie mūsų, vertybės, apie mūsų siekius. Lūpos kalba iš širdies gausos. Kas aš esu, tai aš kalbu, tai aš išsakau, net Dievui. Ir, va čia labai įdomu, nes toliau pats Dievas pasako, kad tu turėjai galimybę prašyti ir vieno, ir antro, ir trečio, bet tu paprašei svarbiausių. Tu pasirinkai teisingai. Tai, kas karaliui, kuriam dabar teks savo tėvo vietoje valdyti tautą, yra svarbiausia. Tu paprašei teisingai ir man tai patinka. Tokia buvo Dievo reakcija ir taip pasakotojas perteikia mums būtent šitą Saliamono sapną ir šitą pokalbį, šitą maldą susitikus su Dievu. Taigi duok savo tarnui išmintingą širdį, kad galėčiau skirti gerą nuo blogo. Ir tada, daryti teisingus sprendimus. Išmintis yra gebėjimas atskirti tai, kas tiesa ir tai, kas melas. Nors labai dažnai melas save pozicionuoja kaip tiesą. Melas labai dažnai yra dalinė tiesa. Jis slepiasi po tiesos skraistę ir suklaidina. Bet išmintis prasiskverbia giliau ir nuplėšia tas skraistes, eidama prie esmės, prie reiškinių esmės, prie žmogaus esmės. Ir, būtent Saliamonas nori gebėti atskirti tiesą nuo melo. Ir kadangi tu prašei išminties teisingai nuspręsti ir tada jau pavardinama, kokios maldos nebūtų patikę Dievui. O neilgo amžiaus savo Saliamonas galėjo melsti: Dieve, suteik man ilgą gyvenimą, kad aš ilgai gyvenčiau. Ar ne to žmonės šiandien siekia? Iš tiesų, stebėtina, kaip žmogus norėtų to amžino gyvenimo eleksyro, norėtų gyventi šioje žemėje, šioje, pavergtoje nuodėmės ir įrimo vergystė yra apaštalo Pauliaus sąvoka. Gyventi šitoje vergystėje amžinai, prailginti savo gyvenimą kiek įmanoma ilgiau. Aš netgi skaičiau vieno mokslininko knygą, būtent apie tuos tyrimus, genetinius tyrimus, kaip yra, kokie dideli pinigai ateina būtent iš didžiausių, šio pasaulio, sakykime, turtingųjų, kiek daug yra lėšų įdėta į tai, kad pratęstas būtų gyvenimas. Ir jis iškelia labai įdomią mintį, kad jeigu iš tiesų pavyks atrasti tą nemirtingumo geną arba, pasistumti bent jau tą kryptimi, tai skirtumas tarp turtingųjų ir vargšų pasidarys dar žymiai ryškesnis, nes, tik tai turtingieji galės gyventi ilgiau. Visi likusieji mums tai bus nepasiekiama. Labai įdomi mintis, bet jūs patys darykite išvadas, ar ne todėl, tai ir nėra atrandama.
nors ta atskirtis tarp beturčių ir, turtuolių, sakykime taip, tarp turtingų ir paprastų žmonių yra labai didelė, jinai didėja. Ir tai yra neteisinga iš tiesų. Bet, čia ne visai mūsų tema, bet žiūrėkime, tokia malda, jinai labai suprantama, noras ilgai gyventi, noras gyventi. Bet Saliamonas šito neprašė. Jis neprašė taip pat savo priešų gyvybės, nors prieš tai dar turtai savo. Reiškia, jis neprašė, nors Saliamonas tapo praktiškai turtingiausių karalių. Pasakotojai sako, kad sidabras buvo kaip akmenys jo valdymo metu. Tiek turto buvo sukaupta Jeruzalė. Bet Saliamonas turėjo ir nemažai priešų. Ir jis neprašė, Dieve, padėk man nugalėti mano priešus, arba te mano priešus ištinka vienokia ar kitokia nelaimė. Ne, jisai paprašė, Dieve, duok man to nežemiško turto išminties. Ir Dievas sako, aš tau suteiksiu išminties, ir kai ateina išmintis, ji pridės tau ir to, ko tu neprašei, ir niekas tau neprilygs tarp karalių. Ir iš tiesų, iš čia yra ta hebrajiškos išminties tradicija. Jis siejama su Saliamonu. Jis yra kaip išminties įsikūnimas. Ir jo štai šita malda iš tiesų iliustruoja, kaip išminties mums įgyti. Aš manau, kad šitoj vietoj aš ir norėčiau sustoti, bet visgi perskaitysiu iš dar vienos išminties knygos, kuri taip ir vadinasi Išminties knyga. Ir paliksiu kitam kartui daug įdomių klausimų, kaip antai skirtingos išmintys, priešingos viena kitai išmintys. Tada Jėzus Kristus, kvailystė ar išmintis, jo kryžius. Nes tikriausiai jau žinote vietas, kurias aš numanau. Pabandysime kristologiškai priartėti prie šitos pačios temos, bet kadangi šiandien mūsų vedliai yra hebrajų išminčiai, paskaitykime dar pabaigai jau iš Išminties knygos. Sužinojau, kas paslėpta ir kas aišku, nes mane mokė išmintis, visų dalykų išradėja. Ir čia mums labai lengva įsivaizduoti Saliamoną, ar ne, kuriam buvo suteikta išmintis, ir sako taip, mane mokė išmintis ir aš sužinojau tai, kas paslėpta. Išmintis, kuri viską išrado, per kurią viskas yra atsirado. Juk ji turi dvasią. Ir dabar ta išminties dvasia yra tiesiog apdainuojama. Protinga, šventa, vienatinė, visokeriopa, jautrią, judrią, skaidrią, tyrą, aiškią, nepažeidžiamą, mylinčią gėrį, įžvalgią, nenugalimą, geradarišką, labdaringą, ištikimą, saugią, ramią, visagalę, visą prižiūrinčią ir pripildančią visas dvasias, protingas, tyras ir jautriausias. Juk išmintis judresnė už visą, kas juda. Ji apgaubia visus daiktus ir pripildo savo tyrumu. Ji
Dievo galybės alsavimas ir tyras visagalio šlovės spinduliavimas. Todėl niekas, kas sutepta, į ją neprasismelkia. Ji amžinosios šviesos atspindys, nesuteptas Dievo veiklos veidrodis ir jo gerumo paveikslas. Ji viena, bet gali visą aprėpti. Pati nesikeisdama, ji visą atnaujina. Per kartų kartas ji įeina į šventas sielas, padarydama jas Dievo draugais ir pranašais, nes Dievas myli tik tą, kuris bendrauja su išmintimi. Ji puikesnė už saulę ir nustelbia visus žvaigždynus. Palyginti su dienos šviesa, ji atrodo šviesesnė, nes dieną išstumia naktis, o išminties nenugali joks nedorumas. Ji galingai plinta nuo vieno žemės krašto iki kito ir veiksmingai valdo visatą. Mylėjau ją ir ieškojau nuo jaunystės. Aš troškau padaryti ją savo nuotaką ir buvau sužavėtas jos grožiu. Dalydamasi Dievo gyvenimu, ji puošia savo kilnų gimimą ir visatos valdovas visada ją mylėjo. Tačiau taip gražu, kad net komentuoti nesinori. Nebent dar kartą skaityti, bet jūs patys tai galite padaryti. Tai Išminties knyga 7 skyrius ir apskritai visos išminties knygos. Ši knyga atskleidžia tuos daugialypius, daugiabriaunius išminties aspektus, bet kalbama metaforomis. Ir čia ir tavo šviesa, ką aš žadėjau laidos pradžioje, išmintis kaip šviesa. Bet, tikri šventieji visuomet yra tos šviesos apšviesti. Ji gyvena tose šventose sielose. Ir todėl tie žmonės tampa Dievo draugais, nes visatos valdovas ją visuomet mylėjo. Ir jeigu mes ją pamilstame, kaip autorius, mylėjau ją ir ieškojau nuo jaunystės, natūralu, kad mes tampame Dievo draugais, kuris ją taip pat myli. Ir čia staiga pasakoma, išmintis tokia graži, kad aš buvau sužavėtas jos grožio ir todėl troškau padaryti ją savo nuotaką. Noriu su ja gyventi visą laiką, nes ji be galo graži. Ji puošia gyvenimą. Ji gyvenimą padaro gražų. Štai šitomis pėdomis ir norisi sekti. Štai šituos išminties žodžius norisi giliai įsidėti į savo širdį ir leisti jiems keisti ir perkeisti tiek sielą, tiek gyvenimą. Viliuosi, kad kažko pasisėmėte ir jūs draugiam, man skaitant šitas Senojo testamento vietas. Ir kitą kartą būtinai dar papildysime šitą nuostabią temą. Iki kitų kartų.